Katinka, aš dėkoju tau, kad tu nesigandai, kad tu pakpeši tave, tu taip, aš nežinau, kokia kita moteris taip sutiktų. Nekomentuosiu gerai. Tu metei savo darbus, visokius malonumus, mažus ir didelius, sėdai prie stalo, žinai, pasiėmė savo puodelį vandens ir sėdai. Bet supranti, įvykiai aplink mus tokie radikalūs įvyksta. Kaip tu jautiesi po viso to demaršo? Siurrealistiniai įvykiai, žinai, čia po viso to demaršo, tu turi minėjai Vašingtonė? Čia tas momentas, kad tu galvoji, būtų gerai tau suklysti, žinai. Sapnuoji savo pranašystėse ir tegu tai būna tiesiog tavo ilgesys, o ne Dievo apreiškimas, va taip aš jaučiuosi, žinai. Bet vat, turim, ką turim. Kaip tu manai, kodėl taip dauguma žmonių siaubingai jaučiasi? Jautėsi, iki dabar dar jaučiasi blogai. Nemiega naktimis, ten blaškosi, įsigandė visi. Kaip tu manai, dėl ko tai yra? Manau, kad po antro pasaulinio karo pasaulyje nusistovėjo tokia dominanta, kad Amerika kaip tokia, kaip toks garantas kažkokios žmonių laisvės ir visa kita, žinai. Toks aiškus garantas, kad kol jinai stovi, tai stovi teisingai. Viskas bus gerai, nes galų gale dėdis Semas įsikiša ir viskas bus ok. O dabar tu matai, kad tą pagrindą, kuris buvo po tavo kojom, išmušio ir todėl tu nežinai. Aš matai, nežinau gerai, kaip galbūt iš tikrųjų, bet man tėtis pasakodavo, kad partizanai, o čia mes kur gyvenam, namuose, čia būdavo partizanai pastovi. Tai eidavo, nes senelis buvo vaistininkas, tai eidavo paimti vaistų. Tai jie sakydavo, kad nieko, kitą jau kalėdas būsim visi kartu, pakentėkim dar truputį, kitą kalėdas būsim kartu, kad Amerika nepaliks, toj bus karas ir mus išvaduos ir panašiai. Ir štai koks buvo nusivylimas, kai suprato jie, kad neįdomu mes Amerikai, nieko neįdomus esame. Jinai pati savo įdomi. Žinai, Amerika tokia labai egzotiška šalis. Jinai taip susirūpino savimi ir jos krikščionybė susirūpinė savimi. Aš dar pamačiau tą patriarchus evangeliškus, kurie važiavo į Europą su maistu ir evangelija. Bet dabar to daugiau nebėra. Viskas pasikeitė kartą. Aš manau, visi ypatingai laukdavo sulaikį kvapą, o ką Europa pasakys ir kaip jie nuspręs. Ir manau, jie suveikė kaip tik labai prognozuojamai, man atrodo. Tu Europą, ką turi prognozuojamai? Aš turiu omeny, kad jie atsistoja kaip Europa, ant to, ko Europa stovi, kad palaikymas Ukrainos, čia viskas baikos. Iki galo ten, visą kitą prasme, ne kaip kalbėjo, kad iki galo kiek prireiks. Jie kalbėjo, vis tai, kad taip iškalbėjo. Jie kalbėjo, dabar kalba, tą kalbės kitoje vietoje. Tarkim, yra laukai veikimo, įtakų sferos, vadinamos, įtakos sfera. Įtakos pasaulio įtaka ir Dievo įtaka. Ir kokiam tai taškėje susikertas įtakos. Pasaulio veikimo įtaka su Dievo veikimo įtaka. Šiaip tai buvo pasakyta, eikite skelbti Evangeliją. Tai daroma, buvo daroma, dabar daroma, dar ateityje kažkas tai darys. Eis kažkur ieškot kažkam, kad nepaskelbtų. Bet čia matai, kas 50 metų kartą pasikeičia, iš naujo ką daryti. Tai praktiškai Sizifo darbas. Ateinuoja kartą ir iš naujo turi paskelbti Evangeliją. Nes tėvai neperduoda Evangeliją savo vaikams. Va čia dėl ko tai yra. Tu sakei, kad Evangelija nepaskelbta ten naujai kartai jo. Tu atsimeni, mes žiūrėjom su tavim kaip jaunas pamokslininkas Amerikoje, pamokslavo Evangeliją gatvėse. Tuose rajonuose, kur renkasi LGBT atstovai ir visa kita. Jie prieina prie jo, jie visi cituoja raštą. Jie žino raštą ne blogiau už jį. Amerikiečiai, taip. Ta prasme, tu negali pasakyti, kad tai karta, kuri nepaskelbta Evangeliją, ar kuri nežino, ir todėl jie tokie, supranti. Nežiūrint to, jie tokie vis tiek. Nežiūrint to, kad jie žino. Nežiūrint to, kad jie paskelbta Evangeliją ir jie žino raštą puikiausiai, neblogiau už tą pamokslininką, jie tokie. Katernutė, va čia tu dabar ištinki visus mūsų, tokio harikiri dar, su skausmu. Aš netgi daugiau tau pasakysiu. Aš girdėjau labai įdomų pokalbį vieną tokį seną stačiatikių kunigį su sentikių kunigu. Tas, kuris sentikių klausė, jo stačiatikis, o kaip jūs žiūrit iš vis į nurodymą Jėzų eiti skelbti Evangeliją, kaip pas jūs šitą veikia, supranti, kur jūs, ant kiek jūs gerai pažengi tame.
Jis ilgai galvojo prieš tai, ką sakyti, ir jis labai įdomiai suformulavo. Jis pasakė, Dievas atėmė iš mūsų šitą dovaną ir atidavė ją baptistams. Jo, baptistams. Baptistai tai jau 100%, Amerika, nes su ko tu dabar asociuoji baptistas, tai Amerika. Jie skelbė Evangeliją. Ir ką mes matom, žinai? Gerai, priimu tavo tą pačią, bet žiūrėk, ką tu dabar pasakyti tokio labai siubingo. Atsimite apie Jauno Popo filmą, kaip jis sakė tą savo pamokslą Venecijoje, reiškia. Tai ar mes esam tikintis ar netikintis? Jis kėlė aibę klausimų tokių. Tai dabar klausimas, tai ar tikintis mes esame? Ir kas tai mes tikintis esame? Kuo mes tikime? Ką reiškia tikėjimas mumise? Suprantate, ar kiekvienas, kuris sako, aš krikščionis yra krikščionis? Ir mes prieinam prie to momento, kad nežinia, ar mes pasitikim legalijom ženklais, kryžiais, reiškia, nežinau, kuo gal pasitikėti galima, namais ypatingais, architektūra, sakralinė architektūra. Kas daro mus krikščionimis? Dar žiauriau, nes mes tiesiog galim prisiminti Jėzaus žodžius, kada jis pasakė, kad kada jam bus iškelta, kad mes tavo vardu išvarinėjim demonus, gydėm ligonius. Tai yra Dievo dovanas. Jis sako, aš jūs nežinau. Ta prasme, net tos dovanos, kurių tu jų vardu kažką darai, dar nedaro tave krikščionių jo akyse. Supranti? Ką supranti, aš apie tai galvoju 30 metų, tu manau ir supranti. Aš tik tie draug apie tai galvoju. Aš noriu pasakyti, kaip pravesti tą liniją. Ar mes pakankamai krikščionys, ar mes nepakankamai krikščionys. Kur yra ataskaitos taškas? Gerai, žiūrėk mano versiją. Mano versija. Kas mes esam tokie pašaukti iš pagojų? Mes gojim, ne tautos. Suprantate, ne žmonės pagal Apaštalą Paulių. Ne tautos, suprantate, niekas. Dievas paėmė nieką, kuris jo neieškojo. Tas gojim tautas niekuomet Dievo neieškojo. Jis paima tą gojim tautas, siunčia apaštalus, jie pamokslauja Evangeliją. Dabar, kas vyksta su ta gojim tauta? Dievas paima tą gojim žmogų, kuris Dievas sako, paimkime šitą ir šitą, tarkim jo, kuri girdėjo Evangeliją. Sako, padarykime šios naują žmogų. Ir prasideda ilgas, sunkus, skausmingas procesas, perdarant seną žmogų į naują kokybę. Žiūrėk, kuo remiasi išbandymais, skausmais, lygom, nelaimėm, pralaimėjimais. Mes visi, ir aš visų pirmoji, patyrėme ir patyriau aš visų pirmoji, tokių apokaliptiškų pralaimėjimų, tokių visiško down, kada tu krenti visiškai į žemę, į dulkes, į purvą, ir tu galvoji, tai ar aš dar žmogus, kaip sakė tam filmui, ar jau nebe žmogus, ar aš dar tikintis, ar aš jau nebetikintis, ar aš tikiu Evangeliją, ar aš nežinau, ko aš iš visko aš tikiu, ar nieko nebetikiu. Ir mano gyvenime, kaip tai suveikė, žinai, kada tai buvo blogiausia padėtis mano gyvenime, aš ieškojau, ar dar aš esu krikščionis. Ar aš dar tikintis. Ir atradau save juodžiausiam taške. Kai mane visi paliko ir draugas apvogė mane ir ten neskambino, nieks neieškojo, nors visi žadėjo amžiną meilę. Bet kai tie blogai, visi paliko, visi įsivaikščia, paliko vieną. Ir aš dėriausi, tai kas dar čia mano stabilaus mano gyvenime yra. Ir kažkam taške atradau. Ir pradėjau šauktis Dievę, jau šaukiau, atsimenu, aš tą namą didelį tuščią sugriautą, kuriame gyvenau, reiškia. Ir aš sakau, Dieve, tai jeigu tu dar Dievas esi, ir jeigu aš tau ką nors reiškiu, dabar atėjo tavo laikas. Dabar atėjo tavo laikas. Arba tu pasireiški man kaip savo galia, kaip Dievas, arba viskas, tada aš baigiu savo gyvenimą. Ir aš numačiau, kur baigsiu, kai baigsiu, taškas, aš tai jau neturiu jėgų, viskas, tvarkau. Ir tada prasideda dalykai. Ir ką aš atradau, kad visi mes savo eigoje gyvenime turim tokių išbandymų. Pradžioje prasideda išbandymai tokie maži. Tau ten plunksnelis, užsiplėskė, tai oi, čia man čia tas, čia algą sumažino, čia negražiai mane pasakė, mane pastumė autobuse, ir oi. Ir tu kažkaip tą klausimą arba įsprendi, arba neįsprendi. Jeigu tu neįsprendi, tu lieki tokiam gojim, susirūpinęs gojim, nežiūrint to, kad tu regalės visą turėtum. Jo? Tu įsprendi klausimą, tu eini toliau, pagyveni, vėl nelaimė, vėl sunkumai, vėl aplinkybės. Ir tu jau nebe plunksnelės, ne dėl autobuso pastovimo skundiesi. Tie rimti dalykai prasidės, kai Dieve, ką tu darysi? Kaip ieškos išeities? Pats darysi.
Aš matau klasikinį dalyką, kas daroma šiuolaikinė krikščionybė, jo, Lietuvoje ir lietuviškose bendruomenės užsienyje. Žmonės lieka tokie manipuliaciniuose santykiuose. Jie sprendžia klausimą, tai kaip čia būti vyrų, moterim, daryt, ką nedaryt, baisu, nebaisu, ten, kalba ten, kaip dabar. Jie tarsi gerina save kaip psichiatro kabinete, žinai. Nu ir ką? Ir ką tu čia įspręsi? Problema, tikras tu vyras ar netikras vyras? Nėra nei tikro, netikro vyro. Yra žmogus Kristuje. Va štai būtis, į kurią mes turime įeiti per kentėjimus, ne per manipulacijas. Dabar, ką reiškia manipulacija? Manipulacija, žodis, labai sunkus. Manipulacija yra viskas, ką tu pats pasidarai. Tai reiškia, manipulacijon, prancūziškai reiškia patikti rankomis veiksmą kažkokį, jo, procedūrą. Reiškia, kada tu bandy išeiti iš padėties, kažką gudraudamas, apeidamas, kalbėdamas, apkalbom, šmeižtais, kitų žmonių pagalbomis, tu galvoji, kaip dabar man čia išeiti? Nu gerai, aš paskambisiu tam pasakysiu tam pasakysiu, jie tai pasakys, sureaguos ir aš tai išeisiu sveikas. Jo, tai manipulacijon, tai manipulacija, tai gudravimas, tai ieškojimas išeities ne Dievo pagalba. Vienintelis dalykas sąžiningas Dievo akivaizdoje - šauktis jo ir būti jo akivaizdoje. Nu, kaip aš supratau iš to, kad tu sakėjai, pagrindinė problema yra tai, kad krikščionių gyvenimai nėra kristocentriniai. Kristus nėra centre tavo gyvenimo. Nu, gerai. Nu, čia tu sakė labai teologiškai teisingus formuluoji. Išverskim tai žmonių kalbą. Gerai, jeigu išversi tai žmonių kalbą, jau visose situacijose, į kurią tu patinki savo gyvenimą. Gyvenime. Bet kokio lygio. Bet kokio materiališkumo ar dvasiškumo lygio. Tu pirmiausia yra krikščionis, o po to žmogus. Tu pirmiausia orientuojasi į Kristų, o po to į visą savo žmogiškus dalykus. Dar reikėtų, manau, dar neaišku. Čia yra teologiškai teisingai pasakė, bet aš manau, dar reikia daugiau komentarų. Kas yra Kristus šiandien mūsų gyvenime? Kas tai jis yra? Į kokį Kristų tu dabar kalbi? Nukryžiuota, prisikėlusi, dar einant į kančią. Čia geras jo. Nes iš tikrųjų kiekvienam Kristus savo. Ir taip, kad mes esame vakarų lauke tokiam kultūros, tai mums Kristus tai yra tas, kuris gimęs kūdikėlis. Tai yra paradigma, kuri buvo tiesiog teigiama ir instaliuota į kiekvieną krikščionio vakarų pasaulį. Gimusis Kristus, džiaugsmas, aleliuja. Jeigu kalbėti apie paradigmą rytų pasaulio Kristaus, ten yra Kristus nukryžiuotas ir prisikėlusi. Štai yra aleliuja. Tai kančia, bet tai aleliuja, jis prisikėlė, jis mus išgelbėjo. Tai va čia tas Kristus, į kurį orientuojasi su visom pasekmėm. Tai dažniausiai dėja niekada nėra junginys to ir kito. Gerai, paimkim tam tikrą krikščionybę kaip evoliucinį tokį kelią. Klasika tai yra kūdikėlis, toliau klasika nukryžiuotas. Taip. Tada kita klasika nukryžiuotas ir prisikėlęs. Tai vat, tarsi užsidaro laukas, bet laukas neužsidaro. Dar yra Kristus, kuris yra gyvas šiandien. Tai yra visas protestantiškas judėjimas. Baptizmas, anabaptizmas, tie menonitai, reiškia, evangelikalai, reiškia, charizmatinės bažnyčios. Jie kalba Kristus prisikėlė šiandien. Tu turime koncepciją Kristus mano brolius ar Kristus karalių karalius? Mano brolis. Ir vat šitą, nu gerai, ir ką, kaip pamatuot Kristų brolį, Kristų kūdikėlį, Kristų nukryžiuotą, Kristų prisikėlusi, koks yra vienetas mato, kaip matuojamas, kilometrais, myliam, artumas prie jo, prie tavęs. Tiesa, labai gerai, gerai. Tiesa, kokia dabar tiesa tu ką kalbėjai? Ar tikrai jis buvo prisikėlę? Ar tikrai jis gimė? Ar tikrai jis buvo nukryžiuotas? Ne, aš turiu minėti kiekvieną aplinkybę, kurį tu patinki, kiekvieną informacijos srautą, kuris eina į tave, matuojamas pagal Kristus. Gerai. Aš sutinku 100%. Reiškia, kai mes matom kokį Trumpą meluojant įžūliai, sėdint faktus netinčius tiesą, tu matai, žmogus meluoja. Kai tu matai Putiną, kuris meluoja ir dar kartą meluoja ir viską meluoja, tu žinai, šitie žmonės ne nuo Dievo, nes jie meluoja. Tu negali meluoti ir kalbėti apie Dievą. Taip? Tai šitą faktą. Jeigu taip paprastai. Paprastai šitą. Bet dabar tiesa, kad Dievas, nes Dievas yra tiesa, suprantate, jis nekenčia melo. Kada mes pradame meluoti, mes tolstame nuo Dievo. Bet dar daugiau noriu pasakyti, kad pagrindinis ir vienintelis matas
mano krikščioniškumo, tai mano evangeliškumas. Tu matai, aš turiu atsakyti savo į visus pagrindinius Evangelijos klausimus ir patikrinti save, ar dar esu Evangelijos ribose. Tarkim, pavadinkim tai Evangelijos kovos laukas arba įtakos laukas. Evangelijos įtakos laukas yra viskas aplink mane ir atsakyti klausimai. Aš sugaišau 18 mano gyvenimo metų atsakyti į kai kurios mano klausimus iškilusius. Nes aš išėjau iš pastoriavimo, išsiskyriau su žmona, mečiau viską, likau vienas, šiukšlėse, dulkėse. Ir man teko ilgai spręs klausimus, ką aš esu. Ir klausimas sprendžiau kraštutinai, radikaliai. Nes man reikėjo atsakymo greitai. Ir aš tos atsakymus gavau. Aš atsakiau savo ir Dievas man padėjo juos atsakyti. Sakau, Dievo, kaip čia? O kaip čia? O kaip su tuo klausimu? O dabar, skyrybas, ką tu reiškia? Pasakyk man į skyrybų klausimą, ką dabar man daryti? Kas dabar aš esu? Aš be galvos, be kojų, be rankų, aš pusė esu, ar visas esu, tavo akivaizdu. Ir Dievas man atsakė į visus mano klausimus. Noriu tau parodyti vieną labai įdomų dalyką. 91 psalmė tai, apie ką mes kalbam. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje. Jo? Ir visi skaito ir galvoja, tas, kuris gyvena, čia aišku, pala, ką reiškia? Tas, kuris, toliau visas tekstas, kuris bus girdėt, bus veiksnus tik tai tam, kuris būna Dievo aukščiausiojo globoje arba jo apsuptyje. Čia turi minėti, kad kaip motina maitinti kūdikį, apkabina jį ir žinto savo pieno. Vat jeigu taip, kas taip yra, kam toliau dalykai reiškia? Reiškia, pagalvok, kokio lygio reikalavimas. Kam? Gojim, Katarina. Va tas, kuris ten tikėjo, kad Belzebubas dievas, Perkūnas dievaitis, supranti, tas, kuris tikėjo likimu, ten likimas lėmė, likimas nelėmė, nieko to likimas nelėmė. Va tas, kuris paniekina tai, tos į prigimtinius tavo tikėjimus, įvairius pagoniškus, jo? Ir sako, ne, aš anuliuoju tai, nieks man likimas neveikia, torakotos neveikia, čigonės burtai neveikia, ekstrasensai neveikia, aš viską atmetu, lieku vienas kaip kūdikis ir gimstu kaip kūdikis į Dievo karalystę. Ir aš sakau, kogi aš tikiu? Ir aš sakau, aš tikiu evangeliškais principais. Non-stop, gyvenu tuo. Jo, bet aš noriu priminti, kad net dar kada Saliamonas pastatė šventyklą Dievui, jis pastatė visoms tautoms. Be abejo. O ne tik žydų tautai. Taip. Iš esmės, užmanymas buvo, kad visos tautos ateis į tą vietą, nusilenks į Dievą. Taip, ir gauti nuodėmės atleidimą turbūt. Ir gauti nuodėmės atleidimą. Jie sako, prašys, melsis, tu esi išklausysi. Jo. Ir šita koncepcija buvo laikoma šiaip iki paskutinius šventyklos sugriuvimo, nes visada buvo pagonių kiemas. Gerai, ką tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad Dievo užmanimi visos tautas buvo matomos kaip tikintis į jį. Galimybę turinčias matyti. Jo, galimybę turinčias Gerai, matyti. Fantastika dabar pasakyti, fantastika. Bet žiūrėk, vat vėl iškylam tą patį klausimą, ką mes nuo laidui kalbėjom. Prieš pat incidentą Trumpo ir Zelenskio. Ką mes sakėm, atsimeni, ką tu pasakei? Jis atsirenks į Zelenskį. Ir aš sėdėjau galvoju, ką jinai čia šneka, ko jinai čia dabar tas Zelenskį trankytis. Ne? Jis gal supratau, ar tu kas žydas? Jo, tu kas žydas. Opa. Dabar žiūrėk. Ką tu ir pasakėjai? Vat šitą klausimą, kad gyvojo Dievo šventyklą visoms tautoms, visi turės atsitrenkti į Jeruzalės ir žydiškumo klausimą. Visos tautos. Taip. Jis turi atsakyti savo, ar tu turėsi tiek nuolankumo, palikti balą, perkūną, ten laumės visas, su visais dievaičiais, nusukti nuo jų ir ateiti ilgą kelią, kaip tavo prosenelė ėjo, pėsčiomis į Jeruzalę. Ar ateisi taip? Nusižeminsi ir nusilenksi gyvam Izraelio Dievu ar ne. Ir vėl mes iškyla žydiškumo klausimas. Ką mes šnekėm naudoj, kokia, sakėm, kas bus ateityje, bus Trumpui blogai, jis atsirenks Zelenskį. Kodėl nes tai žydas? Kas klausim vėl? Kas reiškia žydas? Kas čia per dalyką? Kodėl čia turi atsitrenkti jį? Čia iš tikrųjų... Kiek atsitrenkė žydų? Holokaustas visas. Milijonai atsitrenkė į milijonus nužudytų žmonių. Į niekas nevyko. Kodėl? Lietuvių tauta fantastiškai sumokėjo už savo atsitrenkimą į žydų klausimą. Sumokėjo. Jau, tiesiog po kelių metų. Po kelių metų, bet mes sumokėjom. Aš manau, kad mes kvit prieš Dievą. Mes kvit. Toliau. Toliau, aš manau, žydui nelygus. Kodėl? Pažiūrėk bent į Putino gyvenimą. Jo gyvenime buvo žydas Berezovskis. Jis jo pakabina.
Jis pakorė, taip. Pakorė paprasčiausiai, žinai. Ir ką tu pasakysi, jis jau praėjo, bet šito nepraėjo. O šito nepraėjo. Ir va čia, gal mes grįžtam prie to momento tikrumo tikėjimo, arba prigimtinės nuostos tikrumo. Reikalas ne tavo legalijos, ne tai to, kad tu kalbėjai viešpatė, ar Elohim, ar Jehova, tu sakai. Viešpat į principus, į kertinius principus tavyje. Ar iš tiesų tu esi tas, kas terėsi esas? Kodėl aš galvoju, Zelenskis, jo atsimeni pirmąją maldą, kai karas prasidėjo. Jis nuvėjo į Sofijos soborą, man atrodo, vadinasi. Taip? Ir jis meldėsi joje už visą tautą. Jis žydas. Jis nuvėjo į Sofijos soborą. Aš nežinau, kad žmonėtai matė dalyką. Gal tu rasi į įrašą, parodys žmonėms. Jo? Kaip tai atrodė. Ir jis meldėsi už visą tautą. Ir jis išlieka paslaptim. Mes turim vieną labai niuansą. Šiuolaikinis Izraelis, tikėjimas, hasidai, tikėjimas ir žydiškumas. Šiandien Izraelis yra sunkioji finansinė padėtis dėl ilgo karo, jo, jie ruošiasi, bet taip sunkiai kovot galbūt nebuvo pasiruošę, jiems sunku, jiems reikia pagalba. Toliau dvasinė prasme taip pat Izraelis yra blogai padėti. Žmonės nusivylė hasidim judėjimu. Hasidim judėjimas iki laiko buvo kažkoksai tai buvo, jis kažką tai daro ir dabar tebi daro, bet jie nusivylė. Milijonai žmonių reikalauja reformacijų tikėjimo. Tikėjimo reforma. Kada tu sakai žydui šiuolaikiniam, kad tu turi Mozę, kad čia blaškaisi, jis nori tai muštis. Kodėl? Nėra, sako, baigėsi Mozės laikai, viskas, tas tapas baigęs, mes turim naują universalų Izraelį. Supranti? Jie bando išstumti tą dalyką visą, dėl ko? Dėl tikėjimo. Kam nepatinka tikėjimas Izraelį? Patinka, jiem nepatinka tikėjimo atstovai. Jie tinginiai, jie neina dirbti, jie neina kariauti, jiems mokamas išmokos, jų patys baisiausiai Jeruzalės kvartalai, tai tie, kur gyvena hasidai. Šiukšlina, baistų kaip čigoninas, suprantiškai. Ir jie visi tai mato. Ir dar jie mėtosi akmenim per šabatą, jeigu tu važiuoji su mašina. Ne bet ką, supranti, tauta nusivylė, jie reikalauja reformų, reikalauja ne tik juridinių, tarpkim, reformų, bet religinių reformų. Nustatykim, kokio mes tikėjimo esam, kaip šiandien tikėjimas veikia Izraelyje. Ir jie nežino, kad jie klavietė yra. Jie laukime. Tada hasidai sako, Mešiachas. Tai spręs Mešiachas. Tada laukim Mešiacho. Jis tada teis mus ir jūs ir pažiūrėsim, kas buvo teisus. Jūs ar mes esame teisus. Dabar laukim Mešiacho. Zelenskis atstovauja kokią tai vidiniai nuostatai. O kaip tu pasakyti, aš nežinau. O ką aš supratau, galvodamas šiom dienom, kad žydiškumas, tikras žydiškumas, o sako, tikras izraelitas, jiem nėra klaidos, vyliaus nėra, jo? Kasgi tas Natanėlis buvo toks, kuo jis pasižymėjo, kuo jis taip patiko? Jis sako, jame nėra vaidmainystės. Jis kalba, ką galvoja. Jis negalvoja, ką dabar čia pasakyti, kad ir tiem įtikti. Jo? A jeigu aš taip pasakysiu, tai tiem patiks, tiem nepatiks. Jis reaguoja tiesoje į situaciją. Ir kai jis pasakė, aš mačiau tave po figmedžiu, to sėdinčių, jis suprato, jis pamatė momentą, kai jis šaukė Mešiacho, o Mešiachas jis matė ir tu, sako Izraelio karalius. Tai tas vidinis žydiškumas arba tas genas tikėjimo yra žmoguje, nežiūrint jo religinių priklausimų. Jeigu paimti yra izraelitas iš šaknyje ir formalus izraelitas be šaknies. Formalus, kuris nuėjo į formą, nuo esmės atsitraukė. Dabar krikščionybė tas pats. Yra daug bendruomenių, tarkim, kitų pavardinų tas bendruomenės. Daug bendruomenės vis renkasi, daro kažką tai, bet klausimas, o kasgi jas jungia? Ar yra jungtis juose kažkokia tai? Dabar klausimas apie bendruomenės Paulius iškėlė. Aš esu Kefo, aš Apolo, aš Paulius, sako, ką jūs šnekat? Kokio Kefo, kokio Paulo? Kas bus jūs nukryžiuotas? Jo? Ar Kefas, ar Apolas, ar aš? Bendruomenių gausa nekalba apie tikėjimo gilumą. Bendruomenių tradicija nekalba apie tikėjimo tikrumą. Tik tai gyvas gyvenimas jame. Ir čia yra labai sunku. Dievas mokino Izraelio tautą gyvenimo jame tūkstančius metų. Jis auklėjo juos iš kartos į kartą, kaip būt gyventi jame. Įstatymas liečia visą jo gyvenimą, apriboja. Visą. Ne tik svetimauti, bet ir ten nesilenkti, daryti, valgyti, nevalgyti. Net tuštinimas ritualą Dievas sprendė. Ir jie tame apdoroti. Ir sakai, aš matau, kad ko mes pagonių žmonės neturi to stažo išbuvimo jame, o to kentėjimo neturi, jiems to trūksta. Žmogus nepraėjo visų
išbandymų. Reiškia, kas yra išbandymas? Išbandymas yra, kai tave įmeta į aplinkybės, kurios prilygsta pragaro ugniai. Būtent sakau, pragaro ugniai. Tai ne šiaip ten pasvilino tavo padus, kad zuikiu važiuoja autobusu, žinai. Taip tave pasvilino tokia ugnimi, kad tu degi visas, tu šaukiesi, o pakliuvau, tai pakliuvau, dabar tai pakliuvau, Dieve, o dabar tai mega audra man ištiko. Sašaukė Petras vandenyje, dabar mega audra, nes Galilėjos jūrai nebūna tokių audrų, aš plaukiu Galilėjos jūrai. Mega audra, ir mega audra. Vat kada ateina mega audra apie mirtį gyvenimas, apie santuoką, apie pinigus, apie sveikatą, jo? Tai yra mega audros pačiose artimiausiose mūsų veikimo ribose. Tada tik paaiškėja, ar manipuliuosi, ar eisi pas aukščiausiami, kuriame gyveni. Bet jeigu tu negyveni pas aukščiausiai, tu ir neįspės. Arba tu pažadinsi Jėzų savo valia. Arba jo. Oi, tu kažką, aš tave myliu, negaliu. Nekalbėsi dabar, ne. Būtent. Tu eini žadinti Kristų. Mėgani tavo gyvenime, supranti? Taip. Laukia tos, kad tu manęs nemyli, gal sakai? Tu ką mėgi, kai man tai blogai? Supranti? Svarbu priekaištauti. Ir va žiūrėk, su tam sunku bendrauti. Išgerkim vandens. Jeigu taip dabar perfrazuot tavo tą šuolį darom pagal tave, šoką iš paskui tave, tada į tą mėgantį laivę Kristų, žinai. Kristus mėga ne tik laivės, mėga Europai. Kiek? Ilgą laiką. Amerika buvo protestantizmo sostinė. Iš Amerikos išėjo visi didieji pamokslininkai. Aš noriu tik priminti, kad Europa turi, va čia kaip tu palyginai žydus ir nežydus, jo? Taip. 5000 metų apdarojimo tautos ir mažiau. Taip ir čia 2000 metų krikščionybės istorijos apdarojimo žmogaus iš kartos į kartą. Na taip. Tai ant tiek giliai yra, supranti, kad... Tu nori pasakyti fiasko? Ką? Nori pasakyti fiasko? Aš noriu pasakyti, kad tai ne fiasko, aš noriu pasakyti, tai gali būti ant tiek giliai mėgantis Kristus, bet jis visgi ten yra. Taip. Ir kada aplinkybės įvarė tautos į kažkokią tokią mėgą audrą, jo, tada keliasi žmogus, kaip savo laikų Čerčilis. Jis pasakė taip, aš negaliu jums pasiūlyti nieko apart karo ir prakaito, žinai. Apart vargų ir prakaito, bet kito kelio nėra. Matai, visi žino, kad Čerčilis buvo protestantė, kuri mokino Dievo žodį, išaugino tą išlepusi tokį pasipūtusi arogantišką dvarininką, aristokratą, su meilė Dievo. Įdomu tai, kad Čerčilis, jau kalbėti apie Čerčilio kaip pavyzdį, tai jis ėjo iš pralaimėjimą. Ištisai pralaimė. Jis buvo išmestas iš visur. Bet labai įdomu, sunkia valandą atėjus, būtent jo figūra išplaukdavo visą, kad Čerčilį prisimindavo. Ir tarp kitko, būtent jisai buvo apsilankęs Baltuosiuose rūmuose be kostiumų. Be kostiumų, jo. Atėjo su tokia panašiai kaip Zelenskio uniforma, tokia baisia tokia uniforma. Jo. Kažkodėl nieks jau nepaklausė, ar jūs turite kostiumą, misteris. Todėl, kad tam laikė tas prezidentas, jis turėjo kokią tai sąsają su Biblija. Man šitasgi plebojus, jis neturi jokių sąsajų. Ir tai įdomu, nes dabar kaip tik palikti įdomi tema, o kas stovi už visą iš jo aplinką ir judėjimą. Aišku, kad kiekvienas didelis judėjimas pasaulyje buvo viso pirma ideologinis judėjimas. Tam buvo ideologija. Bolševizmas tai ideologija. Taip, komunizmas ideologija. Demokratija yra ideologija. Partokratija yra ideologija. Ir taip toliau. Visur yra ideologija. Tai trampizmas? Ideologija. Dabar kokia trampizmas yra ideologija ir ar turi šiuolaikinį... Kodėl jie taip abu su Putinu rado bendrą kalbą mentalę? Tai iš karto. O kaip? O ką čia trumpinam, neturim laiko. Kaip atsitiko, kad toks impozantiškas plebėjas, lucky man, kaip Trumpas, atrado tokį sąsają su Putinu? KGB-šnikas, degradavęs žmogus, reiškia, kažkoks atmata pasaulio žvėrys, skatinęs žudyti savo kareivius, svetimos šalies piliečius, vaikus, moteris. Kaip tai galėjo būti? Kas per transatlantinę ideologiją juos sujungė?
Pirmiausia, pasakysim apie tai, kad Trumpas, kaip ir savo pirmo prezidentavimo metu, taip ir šito ypatingai prezidentavimo metu, jis ateina su visa komanda. Šį kartą ypatingai nauja komanda. Visi, kurie skirtiniai žmonės šitos komandos, aš turim ir Muską, ir Vance'ą, ir iš tos komandos Bennettą, ir visus kitus, jie turi vieną mokytoją. Įvardink. Tai yra Curtis Jarvis. Curtis Jarvis. Curtis Jarvis. Visai nesenas dar žmogus, taip sakysim, jis 53 metų gimimo. Jo seneliai buvo iš tėvo pusės žydai ir komunistai. Jo tėtis buvo diplomatas, mama iš stiprios protestantų šeimos. Ir šitas žmogus, kuris skaitamas mokytojų šiuolaikinių, netgi ne dešiniųjų, o kaip jį vadina alternatyvių dešiniųjų, alt-right ideologijos, nors jisai bandė nuo jų atsiribotis, bet iš tikrųjų tai žmogus, kurio idėjomis pripažina, kad žavisi ir mokosi visą aplinką Trumpo. Už jo patį, kas, jeigu taip pakapštyti, stovi, iš tikrųjų toks technologijų magnatas kaip Peter Thiel. Jis rėmėjo sponsorius jo... Jis rėmėjus ir sponsorius Vance'o. Vance'as buvo, kai baigė universitetą, vienas iš direktorių vieno iš jo kompanijos. Greičiausiai tam laikui ir tinkamos tos nuotraukos, kurie dabar paplyti visur su internete, kur Vance'as su peruku ir suknelė matomas jo, ir tarybiniais ženklais maikutė. Nes nors tai be abejo galima pasakyti, kad visi turi šilionės kažkokios jaunystėje, ten Halloween'o vakarėlius ir visą kitą, bet taip, kad mes praktiškai vienu metu su Vance'u, aš neturiu nuotraukos, kur ant manęs yra tarybiniai ženklai. Po 91 metų niekas ant manęs jūs neuždėtų. Net per jėgą, žinai. Ypatingai nufotografuotų. Todėl, kada žmogus ant savęs deda tokius dalykus, bet kokią progą, tai daug ką kalba apie jį. Kuo įdomus dar Thielius, jis įdomus tai, kad jis absoliučiai atviras homoseksualistas. Nors tai kažkaip atrodo keistai neįsirašė į visą, ką Trumpas teigia, bet kokiagi tai yra ideologija, ko jie nori. Jarvisas savo metu buvo teigęs, kad demokratija žluga, demokratijos principas visiškai neveikiantis. Jis laikosi tokių, sakysim, monarchistinių arba neomonarchistinių pažiūrų, kad iš tikrųjų geriausias valdymas būtų tai monarchas, tai ta prasme autoritarinė valdžia, arba, ko jau atstovauja Thielius, tai yra technologijos magnatų kooperatyvas. Kooperatyvas, taip sakysim, jo kažkokia konglomeracija, kuri valdo šalį ir kuri netgi užeina už Amerikos ribų. Ir ta prasme tai pasaulinė valdžia. Su užmoju į pasaulinį valdžią. Viena iš programų pirmųjų, kuri pagal Jarvį reikėjo padaryti naują vyriausybę, ir mes matom, kad Amerika tai daro dabar, tai yra atleidimas visų senųjų valdininkų, į kurį reikia pastatyti savo žmonės. Ir po to vesti visos savo kažkokios įsakymus ir reformus. Jeigu teismas prieštaraus tiem įstatymams, tai galų gale šitą naują valdininkiją privers prie to, kad vyriausias teisėjas liks vienas vykdyti savo sprendimus. Ta prasme, tiesiog nebus aparato, kuris vykdytų teismų sprendimus ir valdžia naujo Cezario, būtent taip jie tai formuluoja, naujo Cezario būtų visiškai absoliuti. Nu, iš to tu matai kokį didžio konfliktas. Vienas iš pagrindinių tokių esminių dalykų, kad visas pertvarkymas sistemos nematomas kaip palaipsniui reformuojamas. Tai turi būti didysis perversmas. Revoliucija vadinasi. Jo, ta prasme revoliucija. Ta prasme, tai turi būti staiga, greitai įvesti nauji... Be gailesčio, be moralės, be jokių skrupulų. Išvalyti valstybę nuo šiukšlių, ką jie vadina, to trečia kategorija žmonių, tai variniai arba geležiniai žmonės. Tai jie skaito, kad aukso žmonės, sidabro ir geležies, brudas, reikia išsivalyti. Kad viską turi valyti korporacijos milžiniškos, kurie sudaro genijai.
Ir jie padarė tai, kad mes sušaukime genijus viso pasaulio. Įdomu, Paukštys priklauso kategorijai genijų ar nepriklauso, nes jis kelia savo verslą į Ameriką. Aiškia, jis ir prie tų genijų, ar ne prie tų, bet jis važiuoja į Ameriką. Aiškia, pasauliu valdo genijai, jie duodama visos sąlygos, visos topai nuimi nuo genijų, jie įkuria miestus genijų, į tos miestus viršpatauja. Ten neturi būti jokių emigrantų, ne tik imigrantų, bet netgi trečiarūčių žmonių, kas yra geležiniai variniai žmonės. Tik tai auksinis taviniai žmonės. Jiem garantuoja viskas. Medicinė apsauga, ten gydymas nemokamas, taip toliau, kad jie tą produktą valstybės kurtų organizuotų ir per technokratiją, per techninę revoliuciją įvaldyti visą pasaulį. Dar labai įdomu, kad savo realiai opoziciją šitą ideologiją mato ne ten kažkokie ten respublikonai demokratai tipo, jo, toks prieš, bet savo realiai opoziciją jie mato žiniasklaida ir universitetai. Jo, kad būtent žiniasklaida universitetai yra taip ta vadinama, kaip jie vadina, katedra, kuri valdo žmonių sąmonės. Ir teigia savo naratyvus, kurie žmonės tiki ir pagal kurio jie tvarko savo gyvenimą. Ir būtent šitą katedrą, jų manimu, turėtų būti sugriauta. Patvarkyta ir paimta į savo rankas. Ką mes irgi puikiai matom, kad jie tai daro. Vieni iš pirmųjų sakymų tai buvo prieš įvairiausių ten grantų universitetams, bet to muždavo jie būtent į humanitarinės disciplinos. Tas vienintelis, ką iš tikrųjų stipriai nukentėtų ir nukentės nuo šito naujo reformų, tai būtų būtent humanitarinės disciplinos. Kitaip sakant, intelektualai, inteligentai, jų turi būti mažiau, nes jie primetinėja savo ideologiją, mums nereikalinga ideologija. Žmogus turi būti technokratiškas, progresyvus, labai iniciatyvus, jie skaičia, kad ta revoliucija yra technologinė revoliucija ir tik jos nariai ir dalyviai, kurie pasinaudoja aukščiausių technologijom verti gyvenimo tuose priglaudos kooperatyvuose. Įdomus momentas, apie tai niekas nekalba. Tu supranti, pastebėk, visi ir ką čia Trumpas pasakė, rūbai ne tie, atrodė ne taip, ką tas mažas žydas iš Ukrainos čia šneka, šoks nesimpatiškas jaunas vyras. Jiems aiškiai nepatiko, jis jos nervavo, ypač Vensas. Kaip čia Putinas guli? Kokim bokam? Supranti, kaip iš kur čia jis atsirado? Jis kažkame prasme yra pavyzdys to, daugmaž, ką autoritariniam prasme norėtų pasiekti. Jis pavyzdys. Iš vienos pusės, iš kitos, jeigu kalbėti apie kažkokią ideologiją, kuri gali stovėti už Putiną, ir jeigu visgi imti tai, kad jinai bazuojasi ant Dugino idėjos, nors dabar daug yra žmonių, kurie galbūt pasakytų, kad jo įtaka gerokai sumažėjo po 14 metų, bet visgi jinai yra ir jinai stipri, ir jinai suformavo tos supratimai ten labai įdomus, supranti, nes nelyginant su šitą technokratišką valdymu, Dugino idėjos turi absoliutų sąsają su dvasiniu pasauliu. Kas jau įdomu, nes jeigu sakyti, kad tai yra pirmavaizdis Trumpo komandai jo, tai tada mes daugmaž galim matyti, kaip tai vystysis. Šaknis jo visų idėjų yra dar carinė Rusija prasidėjo. Šaknis yra tame, kad Rusija buvo matoma, ypatingai Rusijos caras. Jo figūra buvo matoma kaip tas, apie kurį apaštalas Paulius kalba savo laiške, kaip tas, kuris sulaikė Antichristo atėjimą. Jie būtent taip save suprato ir taip suprato rolę savo caro. Su caro nužudymu buvo labai daug iš tikrųjų balsų, ypatingai bažnyčių srityje, kad tas, kuris sulaikydavo patrauktus, ateina Antichristo metai. Ta prasme, laisvo jo veikimo. Taip įvyko. Laisvo jo veikimo. Dabargi po Tarybų sąjungos žlugimo, kai ateina šitą naują kartą, nacionalbolševizmo jau, kurį Duginas yra vienas iš įkūrėjų su Limonovu, ir po to, kai jis vystysi po to į savo Eurazijos to sąjungos supratimą, jie pradeda suprasti, kad jau nebe caras, bet jau pati šalis yra tas, kuris turi sulaikyti Antichristo atėjimą. Ir jie mato savo kuris sulaiko. Ir jie mato savo misionistinę misija tame, kad tas šalis, sugriaus šalį. Kad tas šalis turi išstovėti, kitaip
ateis antikristas. Antikristusgi jėgos jie mato anglosaksonų pasaulyje ir ypatingai Amerikoje. Nes, kaip tu sakei, puikiausiai, visas 20 amžius Amerika buvo stipri krikščioniška protestantiška šalis su dideliu baptistų ir evangelikų judėjimu. Jo, ir tai negalėjo nie gazdinti kitoje pusėje, rytų pusėje, taip sakysim. Jo. Ir netgi dabar, man buvo labai įdomu, kasgi dabar jis sakys po šitų visų pasisukimų Trumpo link Putino. Ir netgi dabar jis sako, kad nežiūrint į tai, kad ta politika pradeda keistis, mes turim stovėti ir budėti, nes mūsų misija kaip buvo, taip ir lieka. Prieš su JAV. Prieš su JAV, jo. Prieš su anglosaksų pasauliu. Ar jie dabar ištrauks ir pamatys Ameriką kaip nedalys to pasaulio, o paliks jį tik Europai? Tai jau čia kitas klausimas. Žinai, aš manau, čia dar tai, ką turbūt laukia jo apmąstymus. Tai yra tarsi trijų asmenų konfliktas dabar. Kaip visuomet, labai dažnai istorija iškyla asmuo, kuris vėliava judėjimo, su vėliavos laikytojas arba rankų laikytojas, vadinama, kaip Jozuė buvo, reiškia, Mozės rankų laikytojas. Reiškia. Tai reiškia, tie judėjimai, iš vienos pusės Kurtis Jaris, reiškia, laiko Trumpą. Jis Kurtis nepasitikė Trumpu, jis skaito į žalių nepasiruošusių, jis labiau mato Vance ateityje, atinka ideologija jo negu Trumpą, bet dabar Trumpą iškėlė ir jis laiko kaip vėliava. Trumpas yra 80 daugiau metų. Trumpas yra ligotas žmogus, turi milžinišką antsvorį. Paskutinės kadrai, kai aš mačiau su Trumpu, jau po incidento, aš mačiau kitą Trumpą. Jis sublogęs, sulytęs, padengtas storu sluoksniu grimo. Neaišku, kas už to grimo slepiasi, kas ten yra po to grimo. Kame, kodėl taip grimuoja stipriai. Jeigu kalbant žmogišką, išeinam iš arealo biblinio į žmogaus konfliktą, jauno vyro tik tiesiog ir pagyveno seno žmogaus konfliktą, be abejo, senas žmogus net laikys tokio didžio susidūrimo. Psichinės susidarimas, jis buvo labai agresyvus, jeigu man 2 dienas po to vempt norėjusi, man bloga, aš jaučiau apsinuodėjęs nuo to, ką mačiau, net labiau negu ką girdėjau. Tai buvo toks nedidelis, reiškia, valdomas atominis ginklas sprogo. Ir aišku, Trumpą stipriai pavietė. Trumpą išvežė kažkur tai, tyrė jo sveikatą, aš girdėjau tokio šoką internete, kad tipas Trumpui viskas gerai, ne viskas su juo gerai, ir negali būti gerai, seno vyrų su senu vyrų konfliktas. Dabar jeigu iškei dabar eina kitą pusę, šokam į rytus, į tą žmogėdrų zombių teritoriją, pelkių, ir matom, ten stovi taip pat vienas žmogus. Taip pat senas, ne toks kaip Trumpas, bet senas, bet kadangi mes metom ten avatarus kelis, ir tos avatarus jie kilnoja pagal stovas, reikia išlipti iš lėktuvų, vienas lipa, kaip kalbėti eina, kitas eina kalbai, jie kaip portfelį neša, išmatas, tos avatarus nešiojas. Tai reiškia, ten yra kažkokie žvyrai, pakankamai jauni, taip pat spaudžiami ideologijos, bet ideologija yra pragmatiška. Jie jau sukūrė Trumpo, Kurtis Jaris teoriją, tą koncerną, tam tikrą, tai naują magnatų teritoriją, su jų miestais ir panašiai. Kas buvo nieks bus viskuo, tie girtuokliai, latrai ir prostitutės tapo valdovais, kunigaikščiai, žinai, vardus jiem davė, kai mūsų pronunciai kunigaikštienė tapo staiga, aiškiai. Bet ta ideologija jau pastatyta. Ką jie padarė? Jie padarė, ką bolševikai. Jie išvijo iš šalies paskutinius intelektualus. Kai bolševikai laivų profesorių išsiuntė, taip šitie traukiniais pėsčiom išsilakstė keli 100 tūkstančių žmonių. Liko dabar ta kolektyvinė tokia paklusnioji masė, kuri paklūsta, kaip nuolankus baudžiauninkai daro jo valią. Tai čia tos trečios kategorijos žmonės. Geležies ir vario žmonės. Jos tik su naikinimu. Jos naikina, dar atrenka, naikina. Kodėl jie taip daro lengva būti, sunku suprasti, nes mes turime reikalą su neintelektualiais žmonėmis. Tai yra tam tikros masės žmonių, tai ne tie magnatai Trumpo. Trumpą šitą Jaris teoriją, tą neobolševizmo teoriją palaiko apie 20 magnatų. 20 magnatai tai tie, kur iškilo savo rankomis. Ne tai, kad Putinas davė milijardus, jie iškilo savo rankomis, tai intelektualus, gabus, talentingi žmonės. Jį palaiko tokį. Putinągi palaiko šiukšlės apdovanos pinigais, net tolygios jėgos. Putino situacija keista. Jis tarsi turi pinigų, bet tarsi neturi. Vienas iš kalbų eina apie tai, kad niekas nežino, kiek liko pas aukso fonduose. Tų tonų, kur prikaupė per tiek metų, per 100 metų, privogė turi kiek liko. Ir yra žinių, kad tam fondas stipriai sumažėjo, jo pinigai senka, o jo valdžia laikosi pinigais.
jis negalės pirkti samdinių. Jeigu paimsi Lietuvos istoriją, tu matai LDK istoriją, buvo etapas, kada LDK baigėsi pinigai samdiniams. Ir kaip tik baigėsi pinigai samdinių kariuomenė, baigėsi LDK laikotarpis. Viskas, ta užsidarė. Ideologija, jinai paviršutiniška. Mes kalbėjom, kad ideologija iki tiek, kad gali numirti už ideologiją. Vyrai numirti už pinigus. Tai neveikia. Sakyk, o kaip tu matai šitą visą koncepciją? Kokie junginiai įmanomi ateityje? Nu, matai, dabar kalbant apie tai, kaip Trumpas išlaikys šitą smūgį. Jis gavo pliuchą, jis atsitrenkė jauną žydą. Tikrą žydą. Va čia sakiau, tikrą žydą. Vat jis be kipos ir be peisų. Bet tikrą viduj žydą. Vat kur kas nežino, kas reiškia žydas. Žydas tai yra neadekvataus veiksmo žmogus. Pagonis atsako į veiksmo veiksmų. Žydas, sakyt, gali bet kokiu veiksmu iš jam reikiamą situaciją. Jis nenuspėjamas. Kodėl Jošua Hamešiech Izraelio laikais buvo toks sunkiai suvokiamas, nes būtent taip atsakydavo. Jis piktino visus, tas jaunas pamokslininkas, mes pakalbėsime apie tai, ką tai Nikodemas tyčiosi iš jo. Čia Nikodemas išminčių žydų atėjo kalbėti. Ne, pas Jėzų atėjo tuo laiku mega turtingas žmogus, magnatas. Plus per pinigus įėjęs į tą Sinedriono valdžią. Jo? Ir kai jis atėjo naktį pakalbėti, ne iš to, kad ten toks jau nuolankus atėjo, ten mokytojo pamokink. Jo graikiška ištarmė to žodžio mokytojo reiškia pamokslininkė. Jis net mokytojo nepavadino jį. Jis taip, žinai, pamokslininkė sako. Nu tai dabar čia paaiškiai, ką tu čia darai, žinai. Jo? O Jėzus taiga, tas žydiškumas, tikras žydas situacija, jis atsuka situaciją kitaip ir sako, tu nori išgirsti, ką aš atėjau? Tada paklausyk. Tada tas atsako, tai ką tu čia dabar? Į tarpuką į motiną siūlo man įlysti. Jie atsako šitaip, jo? Per gimimą, iš naujo reikia gimti, jo? Ir jis tyčios iš jo toliau. Tada jis jam atsako, vėl sako, kaipgi tu Izraelio mokytojas pavadina? Supranti, tu sakė, pamokslininkė jaunas, niekas tu niekalės, supranti, ką čia mokindavo žmonės? Sako, Izraelio mokytojų. Koks yra Izraelis, jeigu tokie mokytojai yra? Jeigu tu, būdamas tokio lygio žmogus, nesupranti tokių paprastų dalykų, sako. Tokių paprasčiausių dalykų. Taigi su ką tu jums turim daugiau šnekėti? Vėl baigėsi pokalbis. Taigi, Jėzus buvo atsitrenkimo akmuo visiems, ne tik mokiniams, kurie metė jį išgirė, valgyti mano kūną reikia. Jis visiems buvo, jo. Dabar šitas jaunas Zelenskis taip pat. Jis nenuspėjimas. Jis sako kitaip. Jis nepagoniškai veikia. Jis nepriima tų sąlygų. Jis neleis žeminti. Spatiškai čia niuansas. Reikėjo jam patikėti, kaip Netjahu, jis kentėjo valandą laiko patyčias Trumpą ir to reiškia, Venso, reiškia, tai ko tas negalėjo? Tas išliaužė aplink stalą virkšlendamas, nepalik manęs, nestunk mane. Tai ko šitas dabar kito? Ko jis geresnis šitas Ukrainos žydas? Ko jis kame čia reikalas? O kitoks, o tikras. Tai palauk, Izraelio, Netjahu ir šitas Ukrainos žydas. Kodėl kas tikresnis? Tas vadovauja Hasidim judėjimui, gėda psalmus ten uždės brėti ant šono. Tai kame reikalas? Ne. O paaiškėjo, kad vidinis tas žmogus, vidinis žydas, Netjahu neprilygo vidiniam žydui Zelenskiui. Ir Zelenskis išliko laisvas, garbingas, drąsus vyras. Jeigu būtų reikėjęs, jis būtų atsistojęs kaip vyras. Ir būtų dar niuansas antra dalis. Skėdės išstumdo ir prasideda, reiškia, fight. Tai, reiškia... Tarp kitko, tokių memų padarė jau. Jo, buvo? Jo. Kai jis iš visų jėgų trenkė. Vensui? Ne Vensui. Trumpą, mačiau. Šalia sėdėjo su Trumpu. Bet klausyk, okei, nu žiūrėk, o kaip tu matai tada visą šią situaciją Europą, nes mes gyvenam čia ir mums labiausiai įdomu čia. Kaip ten Amerika varysis savo sultis, tai čia vienas dalykas, rusai verda tam jau ilgai ir tai irgi jų košė, žinai, bet mes Europai. Ypatingai man įdomu, tai kad dabar su visą tą situaciją pasigirda du labai įdomiai tinginiai. Viena, Europa galų gale atsibunda. Ir antra, Europa neturi stiprų lyderį, kuris būtų aiškus atstovavęs, kaip veidas Europos, taip sakysim. Vieną lyderį. Nu, ir jie ieško tą lyderį. Jo, jie žino tai lyderį, bet jiem baisu ištart vardą lyderį. Tu supranti? Mes turim vėl tokių faktorių, kad Europa tai ta sena moteris aristokratija. Jo. Pavargusi, reikia suprasti Europą, reikia suprasti, kad neišgyveno dvi kataklizmas istorinės. Tai yra pirmas pasaulinis karas, kas žudė elitą
Britų, prancūzų elitai žudė, ir taip pat vokiečių elitai žudė. Ir antras pasaulinis karas, kuris pribaigė Europą kaip žmogų, kaip vyrą. Ir Europa vis dar yra tokios traukuliuose antro pasaulinio karo. Jie dar vis baimė gyvena, jie taip gerai gyvena, jau jie bandė įsigyti savo miestus ir staiga vėl konfliktas. Jie vengia konfliktų, jie nenori konfliktuoti, nieko met. Jie nuo Napoleono karo laikų dar žakt čia ta visa ta siaubų, bado ir karo. Ir jiems labai sunku nuspręsti. Toliau, nežiūrint to, kad tokia pagyvenus moteris, tokia koketuojanti Europą, gulinti tokia nenori, tokia sena aristokratė, baikit vaikai, ką čia šneka. Jinai išlieka išdidi ir labai arogantiška. Tai, kad nebuvo pakviesos Baltijos šalių vadovai į šito suvažiavimą, tai yra mega skandalas. Bet jis labai logiškas, pažiūrėk, jis labai logiškas. Gerai, paaiškėsim. Aš liku mažbaig. Mega skandalas. Tai, nežiūrėjau, kad tu žinau, aš pats taip galvoju, bet tai yra pakrantės zona. Tai tie, kurie laiko smūgį, nuo kurių priklauso idėja. Pats statuso nepripažinimas. Tai yra žiaurus pafrontės šalių pažeminimas. Ir žiaurus iššūkis Putinui. Aha. Tai matai, kaip jie daro. Aha, tai jie visgi gal palieka man 300 šalis. Tai gal palieka visgi. Taigi aš sakiau, kad man tai palikit. Tai gal palieka ir plus Lenkija. Aš manau, gali būti toks mąstymas. Paim pasakyk dabar vakarų Europos požiūrį, kas tai yra. Aš manau, vakarų Europos požiūris visiškai kitoks, mano manimu. Mano manimu, dabar tas susirinkimas, kuris buvo, į kurį tu sakė, nepakvietė nei vienas šalies atstovą, ta prasme, arba prezidentą, arba premjerministrą. Prezidentą turėjo pakviesti jo, greičiausiai visgi. Priežastis labai paprasta, nes tai susirinkimas, kurį, kaip labai taikliai pastebėjo Ursula von der Leyen, ne laikas daug kalbėti, o laikas veikti. Ir jeigu pažiūrėti į, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentą, ką jis gali nuveikti? Apsaugos srityse, karo srityse, karinių biudžetų ir taip toliau. Nulį. Jo įtaka nulis, tai kurių galų jų ten kviesti. Aš nežinau, kokią ten, taip sakysim, įtaką ar neįtaką turi Latvijos ir Estijos atstovai. Jo? Bet jeigu jie nepakviesti, reiškia, jie žino jų vidinės situacijos ir žino, kad tai bus nulis veiklos. Tai kam jų kviesti? Vienas momentas. Antras momentas, aš manau, kad visgi reikia pasidžiaugti, kad Estija buvo ten pristatyta kaip Kajus Kalus jau vaidmenį, o Lietuva Kubilių. Ir čia, ačiū Dievui, jie ten buvo. Tai tai tie žmonės iš tautų, kurie iš tikrųjų gali kažką padaryti šioje situacijoje. Taip, jeigu jie... O ne tik paplėpėti, ir nufotografuotis. Jie tai padarė, paplėpė ir nufotografavo, bet visgi jie konvulsijose ieško, kaip tu kalbėjai, naujo rakto, per kurį atrakinsim naujos Europos laiką. Naujos Europos laiko reikalingas ne tik tai, prezidentas kaip mūsų, gražus, elegantiškas, toksai ilgom kojam, kolekcionierius, reikalingas mąstytojas, o jis nėra. Nausėda niekuomet nebuvo nei lyderis, nei mąstytojas, tai buvo vidutinio lygio funkcionierius. Įpratęs įvykti nurodymus valdžios, ypač Švedijos. Dabar Europai reikalingi iš tikrųjų ideologo, plus labai vyriško žmogaus. Dabar daug kas kalba. Ištark tą pavardį. Neką kalbėkti. Bet tą pavardį... Labai daug kas kalba apie Suomijos prezidentą. Bet jis, kur tu matai Suomijos prezidentą? Kur tu matai Suomijos prezidentą? Aš supratau, aš žinau tos kalbus, kad jis labai protingai kalba ir jis labai mąstytus. Bet kur tu matai, atidaryk žiniasklaidos, kokį tu pavardį visur matai? Kurį dabar su Europą, kuris dabar su Europą. Tu matai, iš tikrųjų, tu matai labai nedaug pavardžių. Tai būtų Šolcas, dabar vietoj Šolco tai būtų Mercas, tai būtų Makronas, tai būtų Ursula von der Leyen ir tai būtų, ko gero, visgi Zelenskis. Ir jie visi nuostabų žmonės, bet jiem reikalinga, matai, toksai, kaip tu kaip... Dar mes visur matom Orbaną, kuris prieš visko, ką daro Europą. Čia irgi nepaneigsi. Kaip sakai Orbanas, aš girdžiu organą, suprantu. Jo. Žinai, gerai, aišku, čia to nereikia sakyti, kad Zelenskis vadovauja šaliai, kuri kovoja su antrą pagal, kaip jie vadina jo, tarkim, dydį kariuomenę, pasaulio kariuomenę, po jungtinių tautų 3 metus kovoja.
Viena šalis. Ta prasme, su gyventojų dalis pabėgo į vakarus, kas liko, tie kovoja. Kiek tūkstančių kilometrų, tūkstantis kažkiek kilometrų fronto linija. To nebuvo istorija. Makronas įvardė, kaip nuo Paryžiaus iki Budapešto. Nu, tokio nebuvo istorija, tokio didžio fronto. Kažkiek frontas, kad eina apkasai, jie kariauja antrą pasaulinio karą. Ir viena ir kita šalis yra tokios pačios dogmos, ta prasme, užauginti tų pačių resursų, Rusijos karo akademijų kareivių, ir jie, kurie generolai, kurie gėrė ten ir ten ką, ir jo nevystė karo technikos, mūšio technologijos, mūšio strategijos, jo, jie vis dar apkasų karas. Ir jie tą apkasų kare laikosi 3 metus, su visų spaudimu. Kaip, sako, Rusija nugalėjo antrajame pasaulinio kare, mesdami žmonės. Ir tie meta žmonės ant žmonių. Kaip sako, kada užimdavo aukštumas vokiečių valdomas Rusų kariuomenė, kada užkaisdavo kulkosvaidžiai. Į parodonuodavo, užsikirsdavo, tada užimdavo. Suprantate, naujas būrys mirtininkų. Čia kažkas panašaus vyksta. Bet nežiūrint to, šita šalis Ukraina išlaiko frontą, frontas nesubirėjo. Jie lėtai pasitraukė. 3 kilometrai Ukrainos dydį nieko nereiškia. Net 5, net 10 nieko nereiškia. Miestelis nieko nereiškia. O jie guldo 1000 žmonių. Kada jie guldo 1000 žmonių, mes reikia suprasti, kad jie atitraukia nelaimę nuo mūsų. Tie 1000 galėjo būti pasukti į mus. Bet jie ten gulasi į tą juodžemį Ukrainą, suprantate. Ir aišku, tai didžiausia kariuomenė, veiksmingiausia kariuomenė, apginkluota kažkaip. Tai vienas dalykas, ką reikia žinot, kad Ukrainos apkasuose sėdi panašus rusai, ideologiškai apdoroti sovietų, kaip ir nuo pusės sėdins rusai. Nu, aš manau, visgi jų Ta pati karo kultūra, supranti? Bet visgi jų perversmas vidinis tikrai įvyko. Įvyko. Po 14 metų. Supranti, jie atsivertė į tautą, bet neatsivertė nei į Dievą, nei į naują protą. Nes jie atsivertė į Ukrainą. Jo? Jie galų gale nesigėdė savo kalbos, savo dainų, jiems tai patinka. Jie sako, aš ukrainietis, mes ukrainiečiai kalba rusiškai visi, kad jie yra ukrainiečiai. Jo? Bet svarbiausia, karas tai yra tam tikra kultūros pasidalinimas. Karo kultūra tai menas karo. Ne tai tik tai, ką kinai kalbėjo apie karo meną, bet karo menas tai tam tikra menas. Tu darai karo veiksmą, kuri kaip kūrinį. Bet žiūrėk, vis tiek mes matom Ukrainos karą kaip tokią, kaip tu pats sakei, fragmentą arba tokią prieš istoriją, tikros istorijos, kuri turi pasisukti į amžinąją miestą, į Jeruzalę. Kaip tu manai, įmanomas toks, iš visų tų įvykių, kurie vyksta, toks iki šiol atrodydavas neįmanomas junginys, kaip frontas bendras Amerikos, Rusijos, Kinijos, Šiaurės Korėjos, galbūt Indijos. Nu, supranti, aš taip negalvočiau. Kodėl? Nes aš matau vėlgi Ameriką kaip Europą krikščionišką šalim. Tegu ten homoseksualai cituoja šventą raštą, supranti. Bet... Kuo jie skiriasi nuo to, kuris cituoja šventą raštą Rusijoje, atsiprašau? Jo. Nu, matai, Rusija tai tauta, kuri gimė vergovėje. Kolonistinė politika Rusijos ir vergovė, kurie buvo daugma, jie pakeitė genetiką žmogaus. Rusas yra linkęs vergauti, sutikti, nutylėti, priimti, leisti būti mušamas ir prievartaujamas. Amerika buvo sukurta kaip laisvės sala, kaip arealas laisvės. Ten važiavo visi laisvės traukia žmonės, plus jie gavo Evangeliją. Ir laisvė juose ir Evangelijose šaukia juos reaguoti. Ar jie sureaguos, pamatysim. Kaip ir su Europą. Žiūrėk, dabar visa politika Trumpo, to, ką jie daro, tai yra izoliacionistinė politika. Taip. Jie nori izoliuoti Ameriką nuo visų tų veiksmų visam pasauliui. Tiek to ta Rusija, tiek to ta Ukraina, tiek to mūsų dabar domina narkotikai, migracija, mūsų siena su Meksika, mums reikia saugių kažkokių dalykų ten, kur praėjimai, kur Grenlandija. Muitai nauja politika. Muitai mums užtenka jau kaip visur Europoje ir visur rimti pinigus nuo žmogaus. Ir čia jie teisūs 100%. Darom taip, kaip daro mūsų tėvai, kurie pradėjo Ameriką, nieks neimdavo iš savo gyventojų tuo metu jokių mokesčių. Mokesčiai eidavo tik iš tarifų, iš tų prekių, kurie buvo atvežimi į šalį. Tai, ką jis dabar daro, uždėdamas 20%. Čia viskas gerai, kad eina. Iš Europos. Jo.
Čia viskas gerai, bet ta prasme jų politika tokia eina, iš vienos pusės, iš kitos, viskas, ką domina, tai yra įvairiausi dylai, ta prasme jo, įvairiausias sutartys ir tai, ką pakels mūsų ekonominė, Amerikos ekonominė lygį. Aš noriu pasakyti, kad žiūrint iš tokios politikos, supranti, laisvės šalis, bet jeigu laisvės šalis pradeda užsidarytis, iš esmės, kad tokiem pabėgėliam laisvės, tai įvyko perversmas, jo, demokratiniu būdu. Dabar tu gali tą laisvę už 5 milijonus nupirkti. Jo, galėjau, neaišku, pamatysim, tai procesas, supranti? Reiškia, Trumpas atėjo demokratiniu būdu, atstovaudami viso tautos interesus, tauta šokia, stebi, ką jis dabar daro, kaip elgtis ir galvoja, ką dabar mums daryti. Tauta, kaip gyvas organizmas, pasakytų, reiškia, tai yra ir turi tokį sąveikauja tauta, jinai šneka tarpusavį. Yra ta mintis, idėja išlaisvinti tautoje ir tauta svarsto tą mintį. Tai dabar Trumpas, tai nuo Dievo, kai jis kalba, reiškia, kad Dievas čia išgelbė, ar ne Dievas. Kas čia per dalykai? Jie nuspręs ir jie galvos, ką jiems daryti. Variantai, kokie galimi, taip pat perversmas. Impeachmentas turime. Impeachmentas? Ar tikra revoliucija? Tikra revoliucija. Bet tada pilietinis karas? Toliau gali būti tai, kad jo, pilietinis karas. Tas neobolševizmas rusiškas, nuo neobolševizmo skiriasi, kaip tu matei. Tiek ideologija, tiek visako. Reiškia, jis yra, rusiškas neobolševizmas yra labai arogantiškas. Jis iškelia tautą aukščiau kitų tautų, labiau negu fašistai tai darė. Fašizmas gimė įtakoje bolševizmo, o ne atvirkščiai. Tai šita tauta, tas genas tokio super žmogaus, antikristo, kaip sakė rusų filosofai, jie gali gimti tik rusų tautoje. Tik jis, rusų tauta, gali išnešioti tą antikristą, kuris sakližą kultūrų gyvena. Ir šita tauta, jinai labai pavojinga, jinai yra savo gelme demoniška. Kol stačiatikių bažnyčia buvo funkcionali ir veikianti, jinai laikė tą gyvulį surištą, laikė savyje. Bet kai stačiatikių bažnyčia buvo sužlugdyta ir Putinas sukūrė pseudo proksi bažnyčios, tą KGB organizaciją, tai jinai jau nieko nebevaldo ir nieko neįtakoja. Ir nieko negali surišti, ne viską paleido. Ir dabar jinai, joje formuojasi ta kokia būtybė. Dabar būtybė stabdo Ukrainą. Jis stabdo, žudo. Sąryšis su Amerika, jeigu ir bus, jiems Amerika nepatinka. Jiems nepriimtina Amerika. Jiems patinka Amerika tik tai tokia, vidurio Ukrainos sugriauta Amerika, kur yra sulyginti su žemė miestai. Tie griuvėsiai, jiems tai patiktų, tas vaizdas jiems priimtinas yra. Ir jie mielai pasiūstai 14 balistinių raketų su atominių ginklais į Ameriką, išdažyti viską. Jis nekenčia Amerikos, iš tikrųjų nekenčia. Todėl sąjunga labai trumpa gali būti, bet nedaug. Gali būti, kad Amerikoje šas įvyks dar, labai neužilgo radikalūs pokyčiai, kurie nuvers trumpistus ir iškels naują alternatyvą. Ir čia to pasiekoje gali iškilti, išreikšti neapykantą Rusijos Amerikai. Ir vėl konfliktas. Dabar mane, kaip Trumpą, mane domina Europą. Suprantate, aš esu europietis. Aš verkiau būdamas Amerikoje. Aš maldavau Dievo, kad mane išvestų. Antrą kartą, sakiau, gyvenime Dievą ten nekelsiu kojas. Dabar tik išves mane iš čia. Aš myliu Europą. Man patinka Amerikos kultūra, man patinka Europos kultūra, Europos žmonės, kaip jie vairuoja, kaip jie šneka, kaip jie randauja, kaip jie valgo, man Europa priimtina. Aišku, be visų kitų praido vertybių, kurie bando iš Amerikos mėgdžioti. Tik iš Amerikos tai tie, ne iš Europos tai tie. Aš manau, kad Europa, jinai krikščioniška, yra šaknyje, dar paspaudus labiau pradės reikštis vaisiai, kaip yra gailestingumas, brolybė, meilė, užuojauta, kantrybė, vertis su verkiančiais, tos evangeliškos vertybės joje reikštis. Tai padės Europai vienytis. Dabar, kad Zelenskis gali būti naujas Europos lyderis, jis jau yra tas lyderis naujas, jau jie pripažino, jau jie visi spaudžia jam rankas, jie visi tapšnoja per petį jam, jis sako, tu geras, tu kietas, tu mums patinki, tau rūba patinki, tau barzda patinki, tau žydiškumas mums patinka. Nes Europa vėlgi nėra antisemitinė. Tegu ten kažkas, bjaurybės, kažką kalba, bet visoje tautoje yra bjaurybės ir žydų tautoje tokių pat bjaurybių yra. Bet jie priimtina tas jo semitizmas, tas vidinis žydiškumas, kad jis yra inteligentiškas šilkinis žydas, jam tai labai patinka, jam patinka labiau negu Natjaho, senas iškerpėlis dėdukas toksai, suprantate, jam tai gražu. Ar jis juo taps?
priklauso nuo to, ar Europa galės nusižeminti. Tiek, kad pripažint kažkokį ukrainiečių žydą savo lyderiu. Čia sunkus uždavinys. Matai tame jokių pavojų? Kame? Nu, aš suprantu, kad tu kalbėjai, nematau. Aš nematau. Aš manau, kad kaip kalbėjai... Mes visi žinom, kad pagal raštą... Jo, bet aš manau, kad ta teritorija yra Rusija, yra ta pekla yra Rusija ir iš jos kils, ten formuosis ta būtybė, žinau. Ten formuosis būtybė, mano manimas, bet pagyvensim, pamatysim. Madas diktuoja Amerika. Jo, bet tu nemanai, kad tame nenori iš tikrųjų priimti Ukrainą į Europos Sąjungą, padaryti ją savo šeimos dalimis. Yra kažkokia tiesiog tokia nenusakoma nuojauta. Nemanau. Manau, kad jie pragmatiški, jokių ten nuojautų nėra, išjungtas tas mistinis elementas. Matai, mistika yra rusai, o Europa yra pragmatikė. Jis skaičiuoja viską, tu sakai, davai priimkim kokį nors brolį mūsų šeimą, vieną vaiką, jo, kuris ten serga, nieko neturi, yra agresyvus, nenuspėjimas, priimkim į savo šeimą. Kaip čia priimtum į savo šeimą? Sakydavo, atsiprašau, mums čia mes per mažai teritorijos, per mažai pinigų, priim naują vaiką, dar tokį nenuspėjam. Jie nenori Ukrainos. Nu kam reikia nurinka tą norėti Ukrainos? Kodėl mistikos labai įdomi tokia versija. Kodėl būtent Kyivas per 3 dienas ir kodėl šis tas Kyivas, žinai? No. Nes Kyivė stovi tai, ko labai geidžia Putinas. Tai yra saboras Kyjivo, Sofijos. Nes tas saboras yra širdys viso to, kame turi stovėti teorija Maskvos kaip trečias Romos. Neturėjimas bent kažkokių būdų to soborą išmušė, kaip pamatinį akmenį iš viso statinių, žinai. Ir tai, kad Zelenskis savo maldą pasakė būtent šitam soborį, o ne kažkur dar. Labai daug kalba apie tai, kad jisai suprato, tai labai gerai. Ir tai, kad ne tas, tu supratyti, kaip sakyti, kunigaikštis Vladimiras tom soborį, bet ne tas kunigaikštis, žinai. Taip. Ta prasme, kuriam... Ne Putinas, o Zelenskis. Bet irgi Vladimiras irgi tam soborį, žinai. Tai čia buvo, nežinau, čia net ne širdies skausmas, čia nežinau, kokį organą skausmas, žinai. Putinui. Taip. Tai aš manau, jis padarė... Tai buvo labai gražu. Aš manau, jis padarė tai labai sąmoningai pasirinko būtent šitą vietą, žinai, kurie sudos tokias smūgį. Aš klausiau tą maldą ir galvoju, kiek Europoje yra lyderių, vadovų, kurie gali tai formuluoti kalbą, kaip Zelenskis formuluoja. Jam negėda būti tikinčiu. Suprantat, jam negėda kaip tikėjimą. Mūsų prezidentui negėda nueiti per Velykas pasėdėti pirmąjį katedrą. Tai nieko bendro neturi tikėjimo. Suprantat, aš negirdėjau jo meldžiantis net per prezidentinius pusryčius tikėjimo. Negirdėjau niekuomet. O jis turėtų praeiti maldą kaip karalius mūsų. Melsis viešai visų akivaizdai, garsiai melsis Dievui, kaip darė Zelenskis. Suprantate, tas triukas yra, Europai yra gėda, šeimai yra gėda, kalbėjo apie tikėjimą, ten melsis. Na, atsimenu, kai aš sakiau savo draugui Paryžiuje, parašiau laišką apie kalėdas ir tikėjimą, jis pasipiktino manimi, jis supyko. Jis supyko ant manęs, kad aš liečiu tą temą. Suprantate, ant kiek tai yra uždrausta teritorija. Kalba maldos, tikėjimo malda, ant kiek jie nusivylė. Juk Europa šimtmečiais buvo valoma nuo krikščionių. Katalikų bažnyčia ant laužų pakepė visus gražiausias galvas, sudegino, o vėliau Napoleonas ištuštino arodą krikščionišką iki galo, išsėmė jį tiesiog, ne tik tai į Prancūziją, bet visur, kuris ėjo. Tai jisgi darė arklydės Lietuvos katalikų bažnyčiose, jisgi darė Napoleonas, matėte, visi kalbėjo antikristas, taip ir buvo antikristas. Matėte, ta prasme, kad antikristas yra būvis žmogaus, ne ragai. Ir neaudos spalva, bet būvis jo, būvis. Dvasia, kuri nukrenta prieš visokį Kristus pasireiškimą žemėje. Ir iš vis aš galvoju, tą temą, kad Kristus yra antikristas, juk reikia suprasti, kad nebus taip pragmatiškai aišku, kad antikristas ar ne antikristas, nebus aišku. Jeigu jiem kėlė Kristaus figūrą tam laike, ar tai tas ar laukti kito, Jonas Krikštytojas, Katarinotė. Pusbrolis, pats pakrikštijo, sako, aš mačiau dangų prasivėrusi, klausyk, jis už metų laiko šaukia, ar tu tas, ar mums kito paieškoti jau reikia. Sako, pasakykit Jonui, ką matėt.
Supranti, vat pas Kiekvienui ką matė, vat kas vyksta pas Kiekvienui, jis pats turi nuspręsti, kas aš esu. Nori, nenori, Europa turi lyderį. Ar išdrįsta vyrą paskelbti savo lyderių, aplink jį vientis, čia yra kaip adatos skylė pralisti, supranti, Kupranugariui. Čia jau per daug, čia jau per daug, jau too much, supranti, reiškia, vat too much. Kaip kažkas pajukavo, tai vis tiek kaip spręsti apie Kupranugarių, ar jisai Kupranugarius, jeigu pralenda. Žinai, aš šitam taškė, baigiant mūsų kalbą, aš noriu pasakyti, aš norėčiau pakviesti mūsų draugus visus, paskirti laiką melstis už Zelenskį. Dabar ką aš sakau melstis, aš nesugu ten ilgų maldų kalbėti, nonsensas, aš nesu tokių ritualų praktikantas. Aš sakau, laiks nuo laiko, ištarkit žodžius, Dieve, palaimink prezidentą Zelenskį. Ir aš jį laiminu Jėzus vardu. Dieve, apsauk prezidentą Zelenskį. Ką aš kviečiu, dėl ką melsti ir tikėti, kad Dievas duos išminties, jo apsaugą jį išsaugoti. Dabar prieš jį jau veikia ne tik rusų žvalgyba, bet ir amerikiečių galbūt. Nes Trumpas yra kaip ir rusai, yra kerštingas labai žmogus, jis jam turėjo kerštis kokiu tai būdu. Jis pats nesiūs žudikų, bet jis pridengs juos, gali pridengti žudikus. Išjungtų metu kameras kažkoks pastebėjimai panašiai. Melstis ant gamtiškos apsaugos Zelenskio. Jo šeimai taip pat. Nes kaip galime ištikti jauną vyrą, tai ištikti jo šeimą ir vaikus. Jo žmona, jo vaikai, jo aplinka, jo bendradarbė, jo draugai, kad ten nebūtų nė vieno žmogaus judo dvasioje. Kad jo aplinka būtų lojali, jam padėtų jam išstovėti. Daug žmonių tokių kaip Aristovičius sukilo prieš jį, jie nekenčia jo visą jėgą, keršydė jam. Mums reikia pasistengti išsaugoti tą subjektiškumą jo. Kaip tokio, kaip fenomeno. Nes metam fenomeną. Negali būti tokių dalykų, kad jaunas vyras kviečiamas staiga į karaliaus rūmus Londone. Juk ten suprantate, ten kitokia hierarchija, ką mes net nesuprantame Europoje tą hierarchiją. Tai Britai tai išlaikė. Bet iššaukė Zelenskį pabūti su juo. Ir jis eina ir būna su juo. Suprantate, tai garbė jam. Lygiai taip, o jau kam Londone garbė, tam Europoje yra garbė. Dabar jau vėl bus atnaujintas jo autoritetas, ką Trumpas žemino visą, bet dabar taip žemina. Aš manau, kad Trumpo žodžiai ir jo aplinko žodžiai prie Zelenskį grįž automatiškai jam atgal, 7 kart stipriau. Ir ateityje iškils reikalai prieš Trumpą, iškilus dalykai prieš Vance ir Trumpą ir kitus, kurie jį ten palaiko. Todėl dabar mes meldžiamės už Zelenskį, palaikom jį ant gamtiško apsaugoj ir dabar Zelenskiui niekuomet reikalinga ant gamtinė apreiškimas veikimai. Labai atsakingai. Parduotas ištus neparduot. Kam jas parduot? Amerikai, Australijai, Kanadai, Europos turtuoliams. Kam pasiūlyti save kaip prekę, kad mane apgintų? Supranti, reiškia, jiems tas apginimas labai reikalingas. Jam reikalinga išmintis, kokią mažiausiai 50 metų į priekį. O dėl Europos? Maldu. Europa yra kitaip, ta prasme, nes Europa yra žmonių, kurie aktyviai dabar labai meldžiasi, yra labai stiprios maldos grupės Europoje, kurios labai stipriai meldžiasi. Ir jos palaiko tam tikrą tonusą. Dievas jas veda, Dievas jas įkvėpinėja, Dievas duoda jam kryptis maldoje, kur judėti, ką judėti, ir jie neblogai tvarkosi iš esmės. Jie neblogai tvarkosi. Jie yra įtakingi. Ta prasme, mes nežinom pavardžių, vardų, kurie randasi, nežinom, bet Dievas juos žino. Ir Dievas juos pripažįsta. Ir to pakanka. Kodėl prie Dievo verta glaustis? Nesako jis 91 psalmėj, jis pridengs tave savo sparnais, pridengs, rasi prieglaudą jame, didis skydas ir šarvas ir yra jo tiesa. Dievas žada, kad tau nereikės bijoti nakties baisumų, nei strėlių, nei švilpiančių dieną. Ta prasme, naktis, kurie viešpatauja šiandien pasaulyje, yra labai baisi. Ir visiems baisu. Visiems. Man buvo 3 paras baisu po to įvykio. Reiškia, mes neturime bijoti, bet pakelt savo akis į viešpatį, kurio paunksmė mes gyvenam. Juk Paulius kalba, mes pasodinti su juo. Tai ir būkime su juo.
nepasitraukim, nenulipkim į apačią, į tą antrąjį dangų, bet būkime su juo. Tas dualizmas sielos žmogaus, dvasios yra įmanomas. Įmanoma, kad aš būnu ten ir čia tuo pačiu metu. Suprantate, įmanoma. Jėzus būdavo vienu metu keliose vietose. Įmanoma. Ir mes galime būti čia žemėje, pasodinti, stovėti žemėje toj teritorijai, o kartu danguje šalia viešpaties. Ir toliau sako, todėl mes neturim ko bijoti. Ką sako, mūsų atskirs nuo tos galios jo? Ar mirtis? Ar mirtis? Ne. Mirtis tik sujungs. Tai ko mums tada bijoti? Ir sako, nebijokite. Nakties baisumų nebijokite. Nebaugins tavęs patamsės slankiojantis maras. Dabar čia labai įdomus dalykas. Patamsės slankiojantis maras. Eina kalba apie infekcijas, plintančias naktį. Iš tikrųjų eina kalba apie ideologiją, nakties ideologiją. Reiškia, naktis turi savo ideologiją, savo prasmes turi nakties. Ir vis tai kaip maras yra. Todėl naktį ideologija sunkiai matoma, jinai sunkiai žiūrima. Ką mes kalbėjom? Putino ideologija, Trumpo ideologija. Reiškia, ta ligota ideologija naktį judės, grasindama apimti mus. Reiškia, reikia vengti tokių vietų, kur ta ideologija plinta. Patikrinkit savo draugus lietuviai, patikrinkit savo aplinkas, patikrinkit kanalus, kuriuos žiūrite, nes šitose kanaluose yra aplinkojuose daugybė žmonių, kurie maras. Maras. Jie sieja jumise sąmyšį, nepasitikėjimą, baimę. Atsimenu, kai buvo su to elektros jungimo metu, kas darys Lietuvoje. Kaip čia kalbėjo tie maro dalintojai. Dabar jau viskas, dabar žlus Lietuva, dabar jau, kas bus. Kas bus, nieko nebus. Labai viskas, tada kainas, nieko. Reiškia, būkite atsargus. Nebūkite ten, kur jie būna. Neprimkite jų kalbų. Mes atstovaujam Lietuvą Dievo akivaizdoj. Ir atstovaukim kaip dera Lietuvą Dievo akivaizdoj. Kol bus čia mūsų keliasdešimt, ar 14, ar 10, to Lietuva bus. Mes neperkeliam ir neritualizuojam savo tikėjimo. Jo? Mes neformalizuojam savo tikėjimo. Mes stovim tikėjime ir skelbiam, kad Lietuva priklauso viešpačiui. Ir mes stovim kaip kunigai Dievo akivaizdai, keliam į savo rankas toliau ir meldžiamės už Lietuvos laisvę, už krikščionišką Europą, už pagalbą apsaugos Zelenskiui. Jo, nuo to maro, to košmaro, kuris juda iš rytų. Taip, jau dabar dar iš vakarų. Jo? Ir stovime, ir nieko nebijom, ir džiaugiamės, nes sako, kad viešpats apgins tavęs. Jeigu net tavo pašonė kris tūkstančiai ir 10 000 tavo dešinėje, bet tau tai nepriartės prie tavęs. Tai nepriartės prie tavęs. Todėl mes skelbiam, kad prie Lietuvos nepriartės. Ir jos teritorija neperžengs. Taškas, finita, kategoriškai.